Sveiki atvykę į kvantinio virsmo erdvę. Aš esu Elytė Etijan ir jūs esate kvantinio proveržio kanale. Vietoje, kur sąmonė plečiasi, energija transformuojasi, o gyvenimas tampa stebuklinga kūryba. Čia mes kalbėsime apie kvantinę realybę, sąmoningą kūrybą, energijos srautus ir praktikas, kurios padės jums atrasti vidinę galią ir perrašyti savo gyvenimo scenarijų. Šiandieną mes kalbėsime apie kovo mėnesio vibracijas, apie augimą, galimybes ir slaptas energijos sroves. Pavasario energija kovą, kaip išnaudoti augimą ir permainų jėgą. Kalbėsime apie kovo mėnesio magiją, apie sėkmės dienas, pavojus ir kaip juos suvaldyti. Kovas bus veikiamas skaičiaus 3, kuris numerologija siejama su Jupiterio planeta, įkūnijančia gausą, augimą, plėtrą ir sėkmę. Tai mėnuo kupinas optimizmo, kūrybiškumo ir galimybių augti. Jupiteris įkvepia plėsti horizontus, ieškoti naujų žinių ir keliauti. Skaičius 3 vibruoja, skatindamas bendravimą ir saviraišką. Ką šiuo mėnesiu patartina daryti? Tai pradėti kūrybinius projektus. Kovas puikus metas kūrybiniams sumanymams, naujo turinio kūrimui, menui ir inovatyvių idėjų plėtojimui. Patartina plėsti akiratį. Tai mėnuo tinkamas kelionėms, naujų dalykų mokymuisi, saviugdai ir asmeniniam tobulėjimui. Rodyti iniciatyvą bendraujant, nes skaičiaus 3 vibracija palaiko aktyvų bendravimą, naujų kontaktų kūrimą ir verslo ryšių plėtrą. Patartina išlaikyti optimizmą. Palaikykite pozityvų nusiteikimą, siekite geresnės gyvenimo kokybės ir tikėkite savo jėgomis. Tai laikas drąsiems ir užtikrintiems žingsniams. Patartina ugdyti vidinę stiprybę. Stenkitės skirti laiko savirefleksijai ir sąmoningumo ugdymui. Praktikuokite meditaciją, vizualizaciją ir afirmacijas. Kaip reikėtų sumažinti neigiamų laikotarpio įtaką? Jei jaučiate, kad artėja sudėtingas laikotarpis arba esate jautrūs stiprioms energetinėms bangoms, galite naudoti specialią praktiką. Užrašykite apsauginį simbolį ant kairiojo riešo. Ištarkite afirmaciją. Aktyvuoju formulę silpninančią pavojingo laikotarpio įtaką ir leidžiu savo šiandien gyventi geriausiame įvykių scenarijuje. Taip ir bus. Nuo šios minutės, nuo šios sekundės taip yra. Netrinkite simbolio sąmoningai, jis išbluks natūraliai. Tačiau joks neigiamas periodas nebus problema tiems, kurie išeis už ribojančių įsitikinimų matricos ir pažadins savo potencialą bei sielą. Ko nereikėtų daryti? Tai ignoruoti detalių. Polinkis į paviršutiniškumą ir per didelį aktyvumą gali tapti problema. Svarbu stebėti, kad dėmesys nebūtų išblaškytas per daug veiklų vienu metu. Dideliu aktyvumu ir įkvėpimo laikotarpiu svarbu neperkrauti savęs ir nepervertinti savo galimybių. Geriau sutelkti dėmesį į kelis svarbius darbus. Pernelyg optimistiniai lūkesčiai gali sukelti nusivylimą. Todėl kelkite realias užduotis. Įgyvendinkite savo idėjas atsižvelgdami į esamas galimybes ir išteklius. Šis mėnuo skatina bendravimą, venkite izoliacijos ir aktyviai dalyvaukite socialiniuose susitikimuose.
Bendraukite su bendruomenė. Ko dabar reikėtų tikėtis skirtingose gyvenimo srityse? Karjera ir savirealizacija. Kovas – tai profesinio augimo mėnuo, tinkamas naujų projektų vystymui, mokymuisi, įvairiems kursams ir karjeros plėtrai. Paaukštinimo galimybės ypač palankios tiems, kurie rodo iniciatyvą ir aktyviai tobulina savo įgūdžius. Santykiuose. Asmeniniuose santykiuose kova žada būti ryškus ir dinamiškas. Tai tinkamas laikas naujoms pažintims, romantiškiams santykiams ir esamų ryšių gilėjimui. Svarbu išlikti atviriems ir norėti bendrauti, bet nepamiršti apie abipusiškumą. Sveikata. Jupiterio energija palaikys aktyvų gyvenimo būdą, sveikatą ir fizinę formą. Svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp aktyvumo ir poilsio, kad neperkrautumėte organizmų. Tai tinkamas laikas sportui, fiziniam aktyvumui ir naudingų įpročių diegimui. Kam pasiseks šiuo laikotarpiu? Sėkmė lydės tuos, kurie gimė 3, 12, 21 arba 30 dieną, bet kurio mėnesio metu. Atsargus periodai kovą, pavojingos dienos, tai kovo 12, 13 ir 14, taip vadinamo raudonojo mėnulio periodas, sunkios dienos, galinčios sukelti konfliktus, emocinį nestabilumą ir veržlumo trikdžius ir versle trikdžius. Kovo 15 tai mūsų žinomo Černobylio katastrofos metinės. Tai ši diena žada netikėtus įvykius, padidintas rizikas ir rekomenduoju būti ypač budriems. Kovo 15 būkite ypatingai budrus. Kovo 19, 20, 21, 22 dienomis. Tai chaotiškos energijos plūpsniai, galintys paveikti sprendimus ir santykius. Kovo 29 tai įtemptos astrologinės konfigūracijos, nuovargio ir nerimo sustiprėjimas. Ir dabar patarimai, kaip sustiprinti sėkmę kovo mėnesį. Vartokite geltonos spalvos produktus, užsimkite labdarą ir padėkite kitiems, kuriems reikia pagalbos. Praktikuokite jogą ir kitus fizinius pratimus. Pasimėgaukite saulės spinduliais, nes jie suteikia energijos ir vidinės šilumos. Klausykite pozityvios muzikos ir įkvepiančių garso meditacijų. Kad ir kokie būtų iššūkiai, prisiminkite, kiekviena diena atneša naujų galimybių. Pasitikėkite savimi, sekite intuiciją ir skirkite dėmesio tam, kas suteikia jums džiaugsmo. Šviesa visada nugali tamsą. Su jumis buvo Elytė Avetian. Linkiu jums šilto ir saulėto kovo mėnesio.